Efektyvus duomenų ir skaitmeninio turinio valdymas yra esminis akademiniam sėkmingumui. Pirmiausia, visada reguliariai kurkite atsarginės kopijas. Patikėkite, svarbių failų praradimas gali tapti tikrų košmaru. Debesų saugykla čia yra tikra išsigelbėjimo priemonė. Ji saugo jūsų atsarginės kopijas ir leidžia pasiekti failus iš bet kurio įrenginio. Toliau kalbėkime apie organizavimą. Metaduomenų pridėjimas prie failų – tai tikras proveržis. Pažymėjus dokumentus atitinkamais raktažodžiais, labai lengva rasti, ko reikia, ypač kai reikia peržiūrėti kalnus tyrimų darbų. Nuoseklumas taip pat yra būtinas. Laikykitės pavadinimų konvencijų ir aiškios aplankų struktūros. Tai ne tik išlaiko jūsų skaitmeninę erdvę tvarkingą, bet ir padidina darbo tikslumą. Dirbdami su sudėtingomis duomenų rinkmenomis, naudokite skaičiuokles ir duomenų bazės. Jos padeda rūšiuoti, filtruoti ir analizuoti informaciją kaip profesionalui. Ir nepamirškite apie automatizavimo įrankius skirtą pasikartojantiems darbams. Jie sutaupo laiko ir sumažina klaidų skaičių, leisdami sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus. Taikydami šias strategijas, reguliarias atsarginės kopijas, metaduomenų žymėjimą, struktūrizuotas aplinkas ir automatizavimą, pagerinsite savo akademinius tyrimus ir palengvinsite savo gyvenimą. Skaitmeninių kompetencijų tobulinimas nėra tik technologijų profesionalų reikalas, tai aktualu visiems. Nustatydami spragas, keliamais tikslais ir padėdami kitiems, mes visi galime klestėti skaitmeniniame amžiuje. Pasiimkite atsakomybę už savo augimą ir įgalinkite tuos aplink jus. Skaitmeninis pasaulis juda greitai, pasistengime pasivyti.